Taigi, yra daugybė technologijų, aukščiausių technologijų. Jos esančios minus, begalybė plius, begalybė. Jos gali kurtis futuristiniai kultūrai, futuristiniam amžiai. Jeigu žmogui, reiškia, jau stogas jau jauti, reiškia tam laikui tiek žinių atėjo iš kosmoso, supratimo žmogaus, chiromantikos. Yra, reiškia, interpretacija, horoskopai. O yra taipogi fizikos, metafizikos, astrofizikos, radiologijos, fizikos, reiškia, supratimas. Metafizikos. Tai yra iš esmės dėsnis trijų. Niekada minus ir plius begalybė nesukursinti be žmogaus. Trikampio širdies matematikos. Ne vienos dienos. Jokio abstrakčio erdvėje. Tai, ką tu matai, yra tiek plius, minus begalybė 8. Technologija begalinė. Ar griauti, ar kurti, reiškia. Nes firewall, reiškia, sako, turi apsaugoti savo duomenis nuo minus begalybių, tad ir technologijos laukia, reiškia, ir technologijos viduje, reiškia, šito viso vakumo ir apsaugotos, žmogaus apsaugotos. Žmogų apsaugot, kad atmintį apsaugot. Tad kaip duomenys apsaugoti, yra daugybė knygų. Yra, reiškia, knyga, šitokia, jinais, reiškia, pabandysiu štai parodyti, reiškia, duomenų apsaugos pradmenys. Reiškia, labai gera knyga. Pasirodo, mes ieškom savo protę, savo praeitį, savo ateitį. Kas mes esam? Mus tiek išplovė, kad mes norim grįžti atgalios būti savim. Tas minus begalybės procesas turi liautis iš, reiškia, beprotystės, pirotechnikos ir vakuumo sistemų su jas žmogui iš vidaus. Tad laukia esanti per technologiją, reiškia, turi kažkaip tai atsijungti nuo piratinių sistemų. OTF, reiškia, palikime dar tiems, kurie dar daugiau už mus supranta matematikinės statistikos, o moderni pasaulio kultūra ir švietimas, vadinamas televizorius, abstraktus minus plius begalybė. Tai dabar žmonės gyvena. Tai vadina šviesmečiais šito viso pasaulio. Kažkada tai buvo sentimentų pasaulis. Dabar Amazonas rašo knygas. Per vieną knygą parašo dirbtinis intelektas. Kokiam pasauliu žvaigždžių mes atėjom per 22 metus. Eisim ir toliau prieki. Tikėdami savo širdį esančią gėrio, teisingumo
Ir aš amžinai tikėsiu savo vaikais, nekelgaučiai pagalbinės, savo širdies vaikais. Savo širdies vaikais, kuriem 10 metų kėliau iš mirties ir daviau savo gyvybę, savo širdį, savo mintis, savo viltis, savo tikėjimą. Pasirodo, žmogaus siela ne visi mama. Man reikia jūsų Dievido Karmavytės. Labai, labai reikia. Nemirkit, nesižudykit, neatsikankinkit. Išsaugokit mano tikėjimą.